Sveiki visi. Šiandien norėčiau pakalbėti tokia valios tema. Valios tema, jie labai svarbi mums, manau, nes kas stebi mane žino, kas nežino, tai mes siekiam tautos valdžios sumanimo, kad valdžia būtų daugumos, kad mes būtume lygybė ir visi būtume už vairo, o ne valdžia būtų valdžia mums. Ir jie būtų pirmu, o mes avių banda ganama po tam tikrą pievelę. Mes norim, kaip sako, lygybės, teisybės ir kad daugumos poreikis būtų pirmoje vietoje. Ir kuriam tokią vietą, tokią erdvę, norim sukurti, kad žmonės galėtų susiburti, susivienyti ir, kaip sako, įtakoti tokius procesus ir pakeisti viską. Tam reikia, kaip sako, būtent žmonės dalyvauti visuomeniniai veikloje. Pradėsiu nuo to, kad gal yra tekę jums jaus tokį dalyką, ar žinot apie tokį dalyką, kai žmogus pradeda žiūrėti serialą kažkokį, aptingsta ir užsibūna prie tų serialų, pastringa, daleiskim, ir jaučia, kad reikėtų jam atlikti kažkokią kitą veiklą, bet praleidžia į tą veiklą, ir būna kažkas svarbiau ir praleidžia tuos svarbius dalykus, arba daleiskim, kai kas nori mest svorį ir nori atsisakyti tam tikrų mitybos įpročių, ar daleiskim dėl sveikatos nori atsisakyti. Ir kaip jam sunku darosi, ar neišeina, daleiskim, ar jis ten padaro mėnesiuką ar savaitės kelias ir paskui grįžta prie senų įpročių. Tai vat, arba kai sugalvoja kažkokią veiklą užsiimti ar pasportuoti, daleiskim, pradėti sportuoti, tam tikrą discipliną turėti ir jaučia, kaip tingisi ir praleidžia tos dalykus. Ir tai va čia visi požymiai, kad mes, matot, esam daugialypė asmenybė ir vienas iš tų darinių yra mūsų kūnas. Tai čia vienas iš požymių, kad kūnas mus valdo. Tai va, ne mes esam šeimininkai savo kūno, o kūnas mus valdo. Tai va, mes jau bevaliai šitoj daly ir kaip tai spręst, kaip tą dalyką reikalą sutvarkyti, tai yra vienas iš tokių būdų. Perjungti savo stebėtoją, mes kiekvienas turim stebėtoją, kuris stebi aplinką, kai tu bendrauji su kažkokiais žmonėm ar žmogum, ar atlieki tam tikrą veiklą, tas stebėtojas analizuoja tą aplinką, stebi, žiūri į tas detalės, žiūri į tą visą situaciją, žiūri net į tave patį, bet tu jį turi perjungti pilnai, stebėti save, perjungi stebėtoją į save, kad jis nebe išorės stebėtų, stebėtų tave. Ir perjungi, kad jis stebėtų kūno ženklus, kūno poreikius ir kūno tavo būtent valdymą tavęs. Tingis, nesinori, pavargęs, tas senas ir paprieštarautum tu jam. Ta prasme, gali ne visus 100%, gali ten 30, ta prasme, elkis priešingai, negu tavo kūnas nori. Aišku, jeigu tu 100% jam prieštarausi, tu gali nužudyti save ir sužaloti. Tai viskas turi būti proto ribose, bet tu jungi discipliną, eini miegoti tuo laiko, valgai tada, bet ne tada, kada jis nori, o kaip tu nusprendi. Tu nusprendi tam, kad įrodytum, patikrintum ir išugdytum, kad tu esi jo šeimininkas. Ir mėnesio gale, jeigu tu elgsies taip sąžiningai, pajausi, kad atsiranda daug energijos ir daug tokio emocinio noro, užsidegimo, kažką daleiskim, kas tau patinka daryti, tu tai gali per naktį tai daryti, tu nebepavargsti, daug energijos turi, bet siūlau taip nedaryti, nesinaudoti tą savybę, ta prasme, laiko eit miegot, laiko keltis tam, kad nesužalot savęs ir savo kūno. Tai vat, čia tokia pasekmė, kaip sako, tu įgausi tokio noro ir turėsi galimybę dirbti be sustojimo, gali visą dieną, paskui visą naktį, kitą dieną atsiras ta savybė. Ir dėl ko tai įvyks? Dėl to, kad jūs, kai tampat šeimininku savo kūno, gaunasi, kai jūs esate daugialypė asmenybė, jūsų asmenybė, ta jūsų ego, jūsų tas vidinis, tas žmogus pradeda norėti ir atranda galimybę realizuoti save, suprantat, kūno jau dominavimas pasitraukia į šoną
Ir kai esate daugelįpė asmenybė, gaunasi atsiranda vietos būtent realizuoti tavo asmenybę, tavo ego, save ir atsiranda ta tokia galimybė. Čia labai geras savybė, bet, kaip sako, kai kurie ir apsistoja prie to dalyko, bet jeigu nori būti pilnavertis savo kūno ir sielos šeimininkas, yra antras žingsnelis. Antras žingsnelis, aišku, gali sustoti, gali nebejudėti toliau, bet antras žingsnelis būtų perjungti stebėtoją, stebėti savo jausmus ir emocijas. Nes jausmai ir emocijos yra irgi dalis tavęs ir ten irgi sukurta tam tikra refleksų sistema, kad daleiskim tu išgyventum ar elgtums taip, kaip reikia, kad elgtums. Ir yra tavęs toks valdymas per jausmus, per emocijas tam tikras. Daleiskim, kai kas tau įskaudina tave, tau atsiranda tam tikri hormonai, įsiskiria, pyktis išlenda ir tu nori atkeršyti, nori pult, nori atakuoti ir tu pyksti. Bet virkščiai, jeigu kai kas kažkaip maloniai su tavim pasielgia, ar tau davė tai, ko tau reikia, tau atsiranda palaima, džiaugsmas, meilė, gėris, tas visas. Tai čia yra emocijos, jausmai. Ir turi naudoti tą pačią techniką, pradedi stebėti savo jausmus, emocijas ir paprieštarauti. Prasme, jei kažkas įskaudino, atėjo pyktis, turi bandyti tą pyktį suvaldyti, ignoruoti jį arba pakeisti pyktį į kitą emociją. Tai va toks dalykas, nes esmė kokia, jeigu mes norim būti savo kūno ir sielos šeimininkai, teisingai, nes jeigu nesam, tai čia įsivaizduokit kamuoliukas, tu esi kamuoliukas, emocijų ir jausmų. O čia išorė, teisingai gyvenimas. Ir tą kamuoliuką paleidai, jisai atsitrenkė gyvenime į kažką. Tada atsitrenkė į kažką vėl ir taip jis daužosi chaotiškai, prognozuojamai ir išorė tą kamuoliuką valdo. Bet nesi tu, kaip sako, kūno ir sielos šeimininkas, ne tu sprendi tuos dalykus. Ir tam tikri žmonės, kurie tai supranta, gali manipuliuoti jūsų jausmais ir emocijomis ir taip jūs valdyti. Čia vienas iš valdymo būdų. Tai va, kad būtumėt laisvi, savarankiški, turėtumėt valios ir galėtumėt būti tuo, kuo norit būti. Tai va, reikia tą dalyką spręsti ir mėnesio gale pajausit kitokį jausmą. Atsiras traukti muziką, muzikoje pradėsit jaust daug emocijų, pabudinės emocijos, jausmai. Buityje pradėsit norėti į tą buitį pagražinti emocijomis, jausmais, pradėsit emocijas, jausmus labai jaust, valdyti, manipuliuoti, pradėsit galėti jom. Pabus meninė siela pas jūs, keistas toks pojūtis, bet tai požymis, kad jūs jau suvaldėt savo jausmus. Tai va toks dalykas. Ir, kaip sako, kuo jis geras tuo, kad suvaldžius tuos du dalykus, tapus tų dviejų dalykų šeimininku, pajausit, kad galit bet kada padaryti, ką jūs norit su emocijom, su užsidegimu, įsivelti tą jums reikalingą veiklą, nereikės laukti, kol ateis įkvėpimas. Kai kas žinot, kaip būna, sako, nėra to įkvėpimo, laukia to įkvėpimo. Tai va, jūs nebeplauksit pasroviui, jūs bet kada užsibrėžę tikslą, norit kažko, jūs savo gražiai keliaujate. Jūs esat savo kūno, sielos šeimininkas. Tai va. Ir kai kas sustoja prie čia. Bet jei norim judėti toliau, yra trečias etapas, tai stebėtoje perjungti ir stebėti savo mintis, savo mąstymą stebėti, savo kaip galvoji, ką galvoji, kodėl galvoji. Ir irgi lygiai taip pat pradėti kontroliuoti, pradėti keisti, pradėti valdyti, kad taptumėte savo mąstymo, savo minčių šeimininkas. Ir kas gaunasi irgi po mėnesio gale, pajausit, kad labai traukia tokie sudėtingi žaidimai, kad nebėra taip sunku susikoncentruoti kažkokius sudėtingus pagalvojimus, pamąstymus, analizės, tapsit mokslininku savyje ir galėsit labai įsigilinti tam tikras detalės ir jums tai taps nebesudėtinga, įprasta, paprasta, nes seniau, žinot, gal, pavyzdžiui, kai vaikai būna labai nenori mokytis, jiems sunku persijungti mokymasi, susikaupti, tai va kažkas tokio ir kad ir senesni žmonės ten kažkokie
programos atnaujinimas jums labai sunku, nervuojatės, kad ten reikia įsigilinti, mokytis iš naujo, pažinti kažką, instrukcijų skaitimas, tai va tokie dalykai, jums tie dalykai taps tokie nesudėtingi, daug lengviau įsisavinami, prieinami, loginis mąstymas atsiras, sąsajos, pradėsit matyti sąsajas visur ir kad ir nesat ten labai mokslininkai, buityje matysit daug detalių, smulkmenų pastebėsit, priežastis matysit ir, kaip sako, tapsit bet kur prisiliečiat profesionalų tos srities, tai va tokio, arba žinovų, tai ir nebus sudėtinga, tai trečias etapas. Ir ką mes galutiniai sumoj turim, tai mes turim žmogų, kuris pilnai yra savo kūno ir sielos šeimininkas. Jis pilnai valdo save ir pilnai gali judėti ten, kuris nusprendė ir kuris nori judėti, ir jis nebėra piemens valdoma avis. Suprantat? Tai vat, aišku, kitose temose paliesim daugiau apie valią, apie priklausomybės, kurios žaloja labai stipriai mūsų valią ir galimybę būti savo kūno ir sielos šeimininkais ir spręsti patiem, ko mes norim ir realizuoti tuos dalykus. Tikiuosi, jums patiko tai, ką pasakiau, bus naudinga kai kam, sužinoti gal kai ką daugiau naujo ir linkiu papraktikuoti, pabandyti ir kad, kaip sako, būtų toks grandininė reakcija tarp mūsų ir mes, kaip sako, savo visuomenę, savo tautą, bendražygius, bendraminčius ir aplinką užkrėstume savarankiškumu ir valia ir, kaip sako, galėtume įtakoti išorę ir būti savo kūno ir sielos šeimininkais. Kaip sako, kad nebūtų taip, kad galėtų mumis manipuliuoti, skaldytų, valdytų, žaistų su mūsų emocijom, neleistų mums susivienyti, tapti komandą, suprasti vieni kitus, įsigilinti ir, kaip sako, susitarti ir judėti į bendrą tikslą, kad valdžia būtų mūsų rankose, kad būtų tarp mūsų lygybė ir kad mes visi būtume už mūsų valstybės valdymo vairo, o ne valdžia būtų valdžia ir valdytų mus, kad jie būtų kaip ir priklauso demokratiniai valstybei atstovai ir atstovautų mūsų bendrai išbalsuotus interesus. Tai dalinkitės filmuku, tikiuosi buvo jis naudingas, ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.